pavasaris atėjo. Vytdarėliai skelbia darbų pradžią. Išbarstysim po visą dirvą ir auginsim sveikas bulves. Frezavimo darbai baigti. Nugražu. Augs bulviknis pamažu. Didelis ir mažus. Ir labai skanios. Visų pirma, norint gauti gerą derlių, reikia tinkamą paruošti dirvą. Tad iš po žiemos nusprendėm ton brangų žemelį pažadinti su sideratas. Pasirinkom baltasias garstyčias, kitaip vadinamas dar ekologiškas žaliosios trąšas. Čia ir pavasaris atėjo. Vytdarėliai skelbia darbų pradžią. 25 metų gegužės 7 dieną. Atvežė natūralių trąšų kompostą. Išbarstysim po visą dirvą ir auginsim sveikas bulves. Išbarsčius kompostą įdarbinau traktoriuką su freze, nes taip geriausia susimaišo kompostas. Kapai visuomet be svečių neapsiėta. Gegužės 15. Frezavimo darbai baigti. Susmulkinta viskas. Visos žolės, piktžolės pavirs į kompostą. Toliau imsimės bulvių sodinimo. Nu ir kaip sekasi? Gal biški greičiau? Ne. Aš galiu greičiau. Pirmą vakarą. Pirms blins, kaip sakant. Nugražu. Augs bulviknis pamažu. Didelis ir mažus. Ir labai skanios. Gegužės 17 diena. Šalnas baigės, bulviasodis irgi baigės. Pasodinom 3 veislių bulves. Melodija, Korina ir Karelija. Pirmas etapas baigtas.